kuris turi galą ir mes jį apnuogintume. Oi, vangiai. Tempi. Labą rytelį. Visai šalta. Šiandien praneš -11. Tai reiktų sugalvoti, kur šunis padėti. Šunys yra niekadėjai. Reikia sugalvoti kitą veiklą, kitą vietą jam. Tai aš turiu vieną idėją. Ten, tik apačioj. Tik iki tol reikia padaryti reisą iki miesto, kad nusipirkt medžiagą iš ko. Tai ir įgyvendinsim. Nesponsorinta, bet jeigu norit pasponsorinti, parašykite DM. Ai, tai geriau brangesni biškė, ne? Gerai. Quick update. Jeigu perkat kažkokius įrankius, kurie tarnaus ilgiau negu vieną projektą, siūlau painvestuoti biškį normalesnius pinigus. Aš nusipirkau kulščiuką už 8 eurus, metrą ilgio. Tai yra šūdų krūva, bet man suveiks ir aš galimai nemeluos man daug jisai, bet jeigu jau perka tokius dalykus, kur tikslumo įrankiai ir jie ilgametiški, nusipirkit normalų, nebūkit agniai. Gražu! Pabaigiam apsipirkimus tikiuosi jau visus. Dabar varom. Dakal saulės biškį turim. Eik savo, kokia graži diena šiaip. Dakal graži diena, greit kimbam į darbus. Gal dar spėsim. Važiuok. Ne. Darysim šunim večikę šitoj vietai, bet čia biškį per tams. O ne? Šita lempa neveikia. Tai mes ją pabandysim atsisukt ir žiūrėt, ką padaryti. Ok, pasirodo reikės padirbėti biškį. Turim lempą. Biškį gal sudrėkusią, bet turėtų vei. Turim 3 laidai. Kol kas elementara. Ir turim laidą. Kol kas elementara. Feilis. Oi, brangiai. Kaip tai, jeigu dirbat šitus darbus, dėl Dievo meilės, išsijungkit elektrą. Tada! Tai pasidarėm apšvietimo darbą. Skečiai. Tipo. Elektros kitų vėl vienuoga viską, žinai. Dabar tai bus. Viskas veikia. Ir atsineša medieną. Gerai, paplanuojam. Turim tokias gignikės čia. Aš manau, kad šitas šiukšlės išsišluosim. Bandysim kiek čia. Tempi. Opeks. Kiek nuo sienos reikia. Čia ir metras kem, gal metrą pem kokį. Kažkas tokį. Ir darysim balkis eis palei grindis, kils į viršų, lubas, gal biškį atkelsim, kad jau arba iškaptuosim, kad praeitų šitie dalykai per balkiuką. Kažkaip apkabinsim šitą, gal palys papačią, tai paskui tą pravesim. Tai vas, dabar apsimėtom. Žiūrim. Kažką rodo barbuliuks. Karoči, paskui kai rinksim bus gerai. Dar ką pasižiūrim. Šits. Nekabins.
Ratas čia nekabins. Tada... Leis pagalvo. Karočią, varau iki pardas. Tai va, nusipirkau tokių dalykų. Net obalaivę bandysim šitaip prisekt. Ir paskui žiūrėsim kaip sudrūtint. Bet dabar, kad tiesiog būtų susekta ir konstrukciją galima būtų surinkti. Turim. Gerai. Tada tą patį padarom šitam galį. Irgi 2,4 m atspjaunam. Turim tokį bipt. Dabar norėčiau per stogą, kad eitų dar. Bet turim visokių vamzdžių. Tai čia kaip ir praeis. Bet dėl vandens čia į virtuvę. Nieko. Tai galim dabar... Galim. Turim tokį ilgą valgį. Tai galim dėti. Bet išpjaut gal šitus tarpukus. Nu, pabandom. Kas čia įvyko? Nu jo, čia kad prilaikytų. Principė, garbės žodžiu. Tai dabar išsipjaunam šitiem trasas ir žiūrėsim. Viskas griūva. Vietas. Taip, atsinešam makaroniuką tokį. Dabar reiktų atsipjauti kažkaip. Ne. Techniškai jau neblogai. Tik tai dar norėtas viršų pasidaryti, tai atspjausim dar šitą dar du tokius. Prisuksim iškart čia, dėdami balkį, iškart suksim prie šitų. Tai kažkaip. Jūs per daug klausinėjot. Karočią, vyrai, tiesiog darom. Aš dar šitą galą neprisukau. Prisukti. Aš galvoju padarytum kažką tokio. Kad jeigu... Kad ta siena... Čia į labas biškį įsiriam, bet viskas palaid, noris prisukti. Čia gal dėt kubiuką. Sukt šitą, prie kubo, o šitą prie sienos. Ir taip pat prie sienos. Ir dviejose vietose įkabinus su ankeriais tokiais. Va šitaisiais. Čia į sienos neblogai kabinta, ne? Bet... Kiaurai, čia nepasieks. Bijau kažkur grindinį šildams išvedžiot, nežinau kaip giliai, bet šičia. Čia galima kiaurai medį. O ne? Negalima. Ana varys kiaurai tiesiog. Nežinau, pagalvom. Aš pergalvau. Išsisakė iš ankerio, vat, jisai būn viduj. Ir išsakė visą širdutę. Aš tą turiu šaibikių. Suraskim. Pavyzdžiui. Ne? Porą galime. Šventas visgi.
Paim porą šaibikių, gal net vieną tokią ir vieną didelę. Ane? Į tą medžią kiaurai nepervarys. Galima gręžtis tada skylę į medį, į akmenį. Į tokio dalyko suveiks, manau. Viliuosi. Paband, ką mes turim prarasti. Tik sieną. Man širdžiai atrodo, šiandien nespėsiu. O jeigu šiandien nespėsiu, ką šalis į vidų turės leistis? Bandom dar kažkaip kažkur kažkame. Aš varau, padarysiu darbą, baig bateriją išsikraut, tai duosiu update'ą kaip sekės. Turim čia tvirtą, prisektą prie čia. Nepakišau šitą papačią. Davai apsa. Čia prihimičinau. Čia pritampiau, užkišau, prisukau. Dviejose vietose 4 taškais prie sienos prisukta. Ne pats tvirčiausias dalykas, bet laikys. Tai dabar Plastic 5. Jeigu toliau dirbsim, tai šunys miegos čia. Jeigu ne, tai greičiausiai manim lovai. Čiuriukų. Kas lovai valga, ką? Valga darbe, nes jinai nelaiminga. Va. Matai? Lemba, ana šuo yra probleminis. Tai čia šudinai, bet turės veikt. Tai bandom dar atsinešti reiko tokių gegnių, tik ilgesnių, kad josios, padarysim vieną, čia tarkim vieną, tokį, ir tada čia vieną tokį, per vidurį gal duris padarysim. Gal į krašte norėtus, bet dėl šitų padariau. Gal negražiai atrodys, tai dabar man kokį ilgį gegnių reikia. Nežinau kaip jūs, aš daugumą dalykų winginu. Bandau tiesiog improvizuoti ir padaryti, kad gal netyčia veiktų. Turim tokią situaciją. Čia durys. Ir nežinau kaip jūs, bet aš pagalvoju, kad reikia pasikišti kartoniukų, kad daugmaž atsistoti į centrą ir atsitrauktų čiučiut nuo balko, kad normaliai atsidarinės. Gal taip reikia, gal taip nereikia daryti. Aš nežinau, bet aš taip padariau. Ką dabar supratau? Jeigu čia dėsis dar plokštė, tai biškai giliau viskas bus. Tai biškai kitaip reikia padaryti. Bet pasigūglint pigiausios plokščių kainas. Šiaip nuo šitos sienos ir praeitų kadrų, čia realiai praėjo šventės, dabar ir sekmadienis po švenčių, tai dabar spaudžiam pauzę vėl, nes reikia nupirkti medžiagų, kur jau iš tikrųjų apsikalt. Tai aš iš išorės uždėsiu, nežinau, iki pusės arba iki viso OSB iš šonų. Čia paliksim langiuką. Ne, gal čia padarysim langiuką irgi. Dabar aš oficialiai trūkstu medžiagų ir galimai neapgalvojau. Tai vėl pauzė. Šiaip buvau prisėdęs pamontuoti
vis tiek visai ilgokas video. Dėkoju dar kartą, kad žiūrat. Jeigu tokie video patinka, raginu spustelt laiką, gal net uždėt prenumeruoti ir būtų tiek. Va, jums saulytę duodu. Iki. Ir kiekvieną kartą, kai tu išeini, pasidaro širdį, kaip kokiam obuoly, pragramdytoj aky.